Taigi, labą dieną visiems. Šiandien turime 98 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie darbininkų judėjimą. Dabar pratęsime. Pirmiausiai apie darbininkų partijų susiformavimą. Taigi socialistinių arba darbininkų partijų kūrimasi antroje XIX amžiaus pusėje labiausiai paskatino Karlo Markso veikla ir politiniai raštai. Dėl politinės veiklos priverstas emigruoti iš Vokietijos 1847 metais Briuselyje vokiečių socialistų prašymu Marksas kartu su Engelsu parašė komunistų partijos manifestą. Tai yra programą tuo metu numatytai įkurti darbininkų partiją. Nors ši Markso ir Engelso brošiūra išgarsėjo tik po kelių dešimtmečių, ji be abejonės tapo svarbiausių darbininkų partijų ideologiniu pagrindu. 1875 metais įkurta Vokietijos socialistinė darbininkų partija, vėliau perorganizuota į Vokietijos socialdemokratų partiją, tapo viena įtakingiausių politinių jėgų Vokietijoje. Apie 1880 metus socialistų grupuotės ėmė kurtis Anglijoje. 1900 metais jos susivienijo į Leiboristų partiją. 1914 metais šioje partijoje jau buvo daugiau kaip 1,5 milijono narių. Įvairios socialistų grupuotės Prancūzijoje į vieningą socialistų partija susivienijo tik 20 amžiaus pradžioje. Visos šios partijos siekia taikios visuomenės raidos, pagerinti darbininkų padėtį reformomis. Rytų Europoje kūrėsi radikalios komunistinės grupuotės. 1893 metais, vadovaujant Leninui, įkurta Rusijos socialdemokratų darbininkų partija. Radikalusis jos sparnas, tai yra bolševikai, siekia tik ginkluotos kovos ir revoliucijos. Po 1917 metų revoliucijos Rusijoje socialistinis judėjimas galutinai suskilo į komunistų ir socialdemokratų sroves. Apie vyriausybių socialinę politiką. Kad pagerėtų darbininkų ir kitų neturtingųjų visuomenės sluoksnių padėtis, antroje XIX amžiaus pusėje kovojo ne vien tik socialistinės grupuotės. Daugelis fabrikų, pramonės įmonių savininkų nemažą pelno dalį skyrė statyti geresnius butus darbininkams, vaikų darželius ir mokyklas. XIX amžiaus viduryje Anglijoje viena po kitos parlamentui pritarus buvo sudaromos karališkosios komisijos, kurių pranešimai apie antisanitarines darbininkų gyvenimo sąlygas, skurdą, moterų ir vaikų darbą šachtose buvo pateikiami ne tik vyriausybei, bet ir skelbiami laikraščiuose. Šie pasipiktinimą keliantys pranešimai skatino Anglijos politikus, nesvarbu kuriai partijai jie priklausė, priimti įstatymus ginančius socialinės darbininkų teises. Taip buvo sumažintas žemesniųjų visuomenės sluoksnių nepasitenkinimas, užkirstas kelias plisti radikalioms idėjoms. Be to, valstybė reformavo švietimo sistemą ir garantavo,
kad mokyklas gali lankyti neturtingiausių šeimų vaikai. Ji finansavo poilsiaviečių darbininkams statybą, plėtė visuomeninius parkus, steigė skaityklas ir bibliotekas. Taip buvo pagerintos galimybės geriau praleisti laisvalaikį. 1878 metais, po 2 nepavykusių pasikėsinimų į Vokietijos imperatorių Vilhelmą I, Bismarko pastangomis Reichstagas patvirtino vadinamąjį socialistų įstatymą. Juo buvo uždrausta bet kokia veikla prieš esamą valstybinę santvarką. Šiuo įstatymu iš tikro buvo uždrausta Vokietijos socialistų partijos veikla. Dar po kelerių metų Bismarko iniciatyva buvo priimta nemažai socialinių įstatymų, kurie turėjo užkirsti kelią socialistinėms idėjoms plisti. 1883 metais priimtas sveikatos draudimo įstatymas. Visi gyventojai turėjo apsidrausti ir mokėti tam tikrą mokestį. Ligos atveju draudimo kasos turėjo apmokėti ligonio gydymo išlaidas. 1884 metais priimtas nelaimingų atsitikimų draudimo įstatymas, o 1889 metais pensijų ir invalidumo draudimo įstatymas. Visi šie įstatymai patobulinti galioja Vokietijoje iki šių dienų. Jie tapo pavyzdžiu visoms kitoms to meto valstybėms. Panašūs įstatymai 1911 metais buvo priimti Anglijoje ir kitose Europos šalyse. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie darbininkų partijų susiformavimą. Kaip kapitalistinės visuomenės problemas aiškino Marksas ir Engelsas. Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie vyriausybių socialinę politiką. Kokios reformos buvo padarytos Anglijoje siekiant pagerinti darbininkų padėtį. Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.